dar kartą didžiausias ačiū yra moduliniam nameliam.lt ir 3 kartus valio, valio, valio. Sveiki visi, jau metai kaip turiu šitą namelį. Turbūt ne vienas žino, kad turėjau šiokių tokių problemų su juo. Tai atėjo, manau, laikas, po metų laiko, pasižiūrėti, kas pasikeitė, ar nepasikeitė. Bet noriu iškart pasakyti, kad šitą laidą nedaroma tenais dėl to, kad kažką įžeist, ant kažko pastumt. Tiesiog yra tokia situacija, kad aš, eidamas mieste, sutikdamas kažkokį tai pažįstamą žmogų, žmogus neklausia manęs, kaip man sekasi, kaip aš gyvenu. Pirmas klausimas būna, o kaip tavo namelis? Tai kad šitų klausimai jau gana galu baigtųsi, nes, kažkaip jau atsibodo šitas vilkinimas šitos reikalo, tai gal padarysiu va tokią vieną trumpą laidelę, kad jūs žinotume situaciją, kuri jau tikiuosi baigėsi ir jos daugiau niekada pamiršim ir gyvensim visi savo tolimesnius gyvenimus. Nes, kiekgi galima tą patį šūdą mokuoti. Tai po tos visos po Skirmanto laidos Aurelija parašė žmonai mano, kad norėtų jis atvažiuoti ir įspręsti kaip tai netitikimus, neatsimenu pažodžiui aš. Tai pavasarį parašiau, kad norėtume, kad pašalintų ten keletą trūkumų, gal taip pavadinkime, ar brokais, ar kaip čia jas nežinau vadinti, tiesiog trūkumais vadinkime šiandien. Tai aš jums pridėsiu dabar lapelį, ką aš ten surašiau, kad nebūtų iškraipyta mano, čia aš dabar pažodžiui neatsimenu. Tai keletą ten punktelių buvo. Tai gal tiesiog, aš manau, būtų sąžiningiausia neieškoti tenais problemų, kažkokių dar nesikapstyti, ten vėl nekelti čia šumo, o tiesiog, kas man galbūt tada kliūva, aš surašiau ir pažiūrėsim, kaip tai atrodo dabar. Pirmas punktas – stogo konstrukcija. Ir aišku, tas punktas buvo labiausiai visuomenėje aptarinėjimas, manęs klausė, kaip čia bus, žmonės žiūrėjo ir kaipgi buvo padarytas sprendimas. Ten aš surašiau, kad per trumpas stogas, ten tralelė, ten kaip išėjo, taip surašiau. Pasižiūrim, ką turim dabar. Tada matosi, tikiuosi. Tai atrodo, aišku, žymiai geriau, nėra tų kleckų, kur vežė, nėra ten to silikono užmakuoto viso. Ir padarė tokius, va matot, kad nesimatytų ten kaip skardaina grublėta. Galit pamatyti, kaip buvo, pasižiūrėkit Skirmanto laidą, aš įdėsiu jums nuorodą. Pasižiūrėkit, kokia situacija buvo pas Skirmantą kanale, dar manau yra tas video. Ir galėsit sulyginti, kaip dabar yra. Man atrodo žymiai geriau, iš šitos situacijos, kas jam beliko daryti, tai įsisuko gana neblogai, aš sakyčiau. Aišku, atvažiavo meistrai. Ką aš galiu pasakyti, tikrai nepripysę buvo, nes bendravau. Ir prieš tais meistras ar du ten atsimenu buvo ir tie nebuvo pripysę. Tai bent tą turbūt galiu paliudyti. Kaip galiu paliudyti, aš alkotesterio nedaviau, bet su mašinom atvažiavo, elgėsi adekvačiai. Kurie stogą darė, sakė, kad nebuvo pas jos meistrų anksčiau. Jie dabar atseit jau supranta, ką daro. Šiaip normalų žmonės. Turėjau truputį kaip tik sukiau medų, pavaišinau medum po kilogramiuką. Tai nieko neturiu aš jiem labai priekaištų, nes jiem kažkaip reikėjo įsisukti šitos jau kažkieno padarytos situacijos. Ir iš čia pasižiūrėjus, man labai, kaip ten labai, bet man gražu. Bet žiūrėkit, visada aš kažkaip, nežinau, pastebiu ten, kur ne taip atrodo gražu. Kažkur yra truputį neapgalvota ir aš jums tai parodysiu dabar. O iš šitos pusės tai man kažkaip, nežinau, kažkokias taip, halturka visiškai atrodo, ne jum? Gal tik aš noriu. Iš ten neturėjau, šiaip jau normaliai, iš priekio pataisė tikrai, bet iš čia, žiūriu, man kažkaip
norėtųsi biški geresnio sprendimo, bet aš jau nieko, tiesiog aš jums parodau, kaip atrodo. Tai neskaitant šitų kapaliušikų tokių išlydusių, gana gerai įsisuko, atrodo tikrai geriau. Bet ar pasidarė geriau? Iš šito viso atsirado toks vienas minusas. Kaip turbūt saulė pašviečia, ar atvėsta, taip sėdi namelyje ir buh! Skarda tikriausiai pasiduoda ir toks garsas, dabar aš aišku neužtaikysiu, nesidėsiu, kad jums išgirs tą garsą, bet yra, bet gal įsivaikščios ta skarda kažkada prisitrins, aš nežinau. Sakau, pastebėjau, kaip po to kartą atsirado, tai matyt toks nemalonus, bet aš labai tikiuosi, kad jisai kažkaip tenais išsivaikščios tą skardą ir nebejudės, nelaužys. Tai ką, užskaitom? Užskaitom šitą, ok. Dedam ok. Vis tiek atrodo gražiau, silikono nesimato, bet tai nebus kam žiūtam silikonų ir galbūt nebėgs nieks. Tai kaip ir valio. O dar tarp to stogo, ką aš galiu pasakyti, tos minusus, kaip dabar Aurelija labai reklamuoja terasas, tai va tokiam nameliui terasos nelabai ir padarysi. Kaip ir patys meistrai šitie, kurie buvo atvažiavę, sakė, nelabai. Nes kaip laštokių nėra, jisai tiesiai bėga pro namelį, tai kaip į terasą ir lis, tai jau iškart toks didelis nemalonumas šitam nameliui. Dabar jau daro kitaip, tai šitas komentaras nieko bendro neturi. Čia tiem nepasisekė, kurie įsigijo namelį prieš video ir kuris šitas, manau, video juos paskatino tobulėti. Tai kaip ir visiems ačiū jums tikriausiai, kad darom namelius kokybiškesnius. Antras punktas – skarda fasado. Tai buvo, labai toksai išreikštas, nežinau, ar tai tų rankų toksai meninis polinkis, ar kažkas ten buvo įtakojo, kažkokie kiti veiksmai, kad buvo va taip padaryta. Tai dabar atvažiavęs iš tikrųjų pirmą punktą, kurį spręs pradėjo, tai kažkodėl įdomiai nuo fasado pradėjo spręs. Dabar nežinau, matysis ar ne. Nedidelį, čia pirštai lenda, bet esmė tame, kad nesimato kažkaip iš toli, jau dabar man nekliūna. Kad aš varpylėčiu. Yra, nes aš tikiu, kad dabar jau tvarkyt buvo šitą reikalą. Nelabai kaip, nes, pagalvokit va taip. Ir matas, čia susibraižė viskas, atsikapoja, nes, pjaukit dabar čia taip irgi nepatogu dabar jau kaip. Tai, padarė geriau negu buvo. Va taip pasakykime. Aišku, kad fasadas ir tenais eina, ten pamiršo matyti. Nes ten dar yra. Nes čia tikriausiai pamiršo. Čia man jau biški kliūna. Va jums nekliūna, va taip žiūrint. Man kliūva, žinokit. Ten kažkaip sugebėjo, kad ir kreivai, bet nekliūva. O čia, kažkaip jau labai kažkaip išeina tokie, ar sunku buvo čia palyginti. Aš, neprižiūrėsiu, čia atvažiavo ten jie, aš ir darbė, ir dar kažką, kad nenoriu stovėti ir badyti pirštai žmonėm. Atrodo, jau parašyta buvo. Bet neišėjo. Įdomu, kodėl. Tai, bet, aš jau pripratau. Tiesiog sakau, darom taip, kas buvo parašyta ir kaip įsprendė. Tai manau, kad viskas aišku, pusiau užskaitau. Šitą vietam trumpesnė, ten daugmaž padarė, ten nekliūna man akis. Tikrai, kažkaip iš toli žiūriu, lyg tai gerai padarė, fainiai. Viskas, tai, ne viskas gavosi, matote, matyti, takoja kažkokie tai meniniai sprendimai, nes jeigu tu esi menininkas ir kažką padarai meniško, kažkaip tau gaunasi, tai po to aš tikiu, kad nesinori imti ir darkyt savo tą darbą, kažkokį tai padaryti kampuotą ir panašiai. Viskas, pamirštam šitą irgi. Antras punktas sutvarkytas, sakykime. Ir durys. O durys kaip? Sprendžiamas buvo kartu su fasadu. Ten tas pats žmogus sprendė. Kalbėjau, tai normalus atrodo, žinai. Bet ir jis sprendė iš tikrųjų.
kaip atvažiavau, parodyk, parodė ar gerai, nu žinokit ir gerai buvo. O praėjo kažkiek laiko, matyt patsėdo kažkas ar kažką, tai dabar, kur iš tikrųjų nervina labai mane šitas daiktas, tai nu laikosi kažkiek, bet va matot, po truputį jos vis tiek užsidaro. Negreit, net kaip būdavo, tai jeigu įeini, tai greit išeini, tai nieko baisaus. Tai reiks pačiam pasižiūrėsiu, čia jau vyrius tikriausiai jau reiks, jau viskas kaip yra, taip yra. Va, nu nedaug. Turėjau tokį net po video gau dovanų paspirt, kad nereiktų bokalų paspirt, toks specialus yra. Dabar galvoju, gal kažkur aš jį padėjęs, čia neturiu. Matyt, kai buvo sustvarkė, aš kur susitvarkiau ir nerandu, tai jei kažkas pirko iš modulinį namelį LT namus ir kažkam trukdo, tai aš jau galėčiau savo tą dovaną perduoti jum. Nu vis tiek patogu, kad durys neužsidarinėtų. Tai žodžiu, va, biškiai užsidarinė, bet sakau, pastvarkysiu, nes jau visi jie, kiekgi galima, jau man atsibodo visi šitie reikalai, tai žinokit, trečias punktas įvykdyta. Lauko šviestuvai. Spėkit, ar darė kažką. Sakė, darė ir man atrodo, mačiau, kad kažką darė. Spėkit, ar padėjo. Atspėjot, ne. Kaip gyveno gyviai, taip gyvena. Tai ką, ketvirtas punktas, kažkaip net neišeina sakyti, kad viskas išspręsta. Abu šviestuvai, abiejose jau dumbliai gyvena. Kažkokia civilizacija gal įsiveis tenais. Tai vis tiek sakom, kad tikriausiai iš visų punktų šitas matyt neišsisprendė, bet čia ne viskas taip paprastai. Buvo atvažiavę kaip meistrai stogą darė ir kažkaip sakau, va šviestuvai, tai sakė, kad nu visiems taip. Tai pas visus ta pati problema, sako, pas visus namelius šviestuvuose vanduo. Sako, bandė dabar ir kitokius dėti, ten irgi vanduo kaupėsi, tai sprendimo kaip ir nėra. Nu nėra, tai nėra. Bala nematė tų šviestuvų. Aurelija, tiek tos. Gyvenkimegi ramybėje. Tai bandė įspręsti. Tai toks, teks vis tiek ketvirtuką tokį iš gailesčio, kad vis tiek važiavo, vežė kitus ir vis tiek jie, nu tai aišku, nieks nekaltas, kad stato namelius iš tokių produktų, detalių, kurios po pirmo lietaus, iš tikrųjų po pirmo, žinokit, lietaus, ne taip, kad čia lytų ištisai, o atsimenu pastatė, atvariau, jau vanduo, tai po pirmo lietaus jau vanduo, tai kokybė tokia. Tai va šitas, sakykime, silpnas 3,5 už pastangas ir gaunasi 4 ir vėl įvykdyta. Valio. Na ir paskutinis punktas, tada buvo jisai pirmas užkliuvo man, dabar jau paskutinis, kad sutartyje buvo vieta nurodyta kondicionieriaus kitur, o buvo čia, kur liko 2 spageliai šitie, ant kurių buvo prisuktas. Tai pakeitė ir ten vietą. Tai čia gal yra geriausia žinia, nu kaip geriausia. Nu mane nustebino labiausiai, žinot, nes maniau, kad kažką galvos kitaip daryti. Atvažiavo ir netgi pastatė toj vietoj, kur aš norėjau. Ir įsivaizduoja dar, ir aš norėjau ant žemės statyti. Ir jie be jokių papildomų dalykų. Nu, neprašė ten manęs nupirk dar kažkokį tai laikiklį, plytelės, patys. Iškasė. Nupirko šitą, atsivedė visus pajungė ir viskas veikia. Tai kas darė kondicionierių to įmonėj? Nu, respektas, karočią, viskas. Aš jau, ką galėjo dabar padaryti, įsprendė, manau, geriausiai šitoj situacijai. Atvažiavo, pats išsikasė, pats pasidarė, čia va, kur norėjau, čia ir padarė. Nu, tai ne viskas tai blogai, čia viskas labai gerai. Viskas yra labai gerai. Veikia dar po šį dienai netgi. Aišku, visada aš rasiu prisikabinimų. Nenoriu aš kabintis, bet rasiu. Nes kondicionierius, blokas tas kitas stovi čia, tai galėjo ten palei sieną
ir va čia. Trumpas. O dabar eina ten, pro apačią, čia ir vėl ir čia. Reikėjo man čia truputį pardyti namelį, vedžiau kamerą, tai galvojau pasinaudosiu jau skylės, kurios yra, nedarysiu dar skylių ir reikėjo biškį pasiardyti. Nu, vieną varstą atsuk, toks ten ir pasiardymas. Tai esu, tiesiog giliai sukrėstas, kad žmonės tokį meno šedevrą palieka man. Tai atpirko visus šitos nervus, šitos dalykus. Nes, tikrai žmonės meniškos sielos ir jie to savo dvasią perduoda man tai. Nes, žiūrėjau, toks atrodo kampukas tiesiog, bet tai į kiek įdėta meilės ir kaip jisai gražiai padarytas, aš nežinau, aš jums parodysiu iš arčiau. Ir taip matosi, kad, kad kiekvienas pjūvis padarytas kaip ir fasado namelio. Kad, yra žmogaus braižas. Braižas, o kaip gražiai sujungia, pasižiūrėkit. Tai aš žinot, ką padarysiu? Aš turbūt šitą ir šitą jį galima čia sujungti. Gražiai susijungia, dar viršus susidė, tik nesilaiko, jis ten ant sienos laikosi. Aš gal kažkaip suklijuosiu ir savo Contribee svetainėje patalpinsiu kaip meninį sprendimą už daug pinigų. Tikrai už daug pinigų tikrai reikia dėti, nes, man jų dabar truputį reikia, gal kažkam labiau meninio sprendimo reikia. Tai dėsiu, jei kažkam norėsi, turite, jeigu pinigų normaliai, nes aš tikrai ne už 100 eurų šitą neparduosiu, nes žmogaus dūšė yra atiduota, tai už ten 100 eurų aš tikrai nesirašiu, aš tai tada geriau aš su savo pasiliksiu, turėsiu šitą. Nes, tikrai padaryta su tokiu, su širdele, kaip sakoma. Vat ne tai, kai žmonės daro šlept, stengiasi. Tai viskas. Gana čia man aptarimo. Tokia laida. Labai, aišku, noriu padėkoti pirmo vietoj Skirmantui, kad kažkiek padėjo. Tai, aišku, ir jums žmonėm, nes jūs skatinot kreiptis į Skirmantą. Nes ir jūs įžvelgia truputį nidadielkų ar meniškų kažkokių taip nuokrypių. Ir ką, ačiū dar, Aurelija, tau už nuostabius sprendimus, už meninius sprendimus. Ir didelis ačiū dar, kad daugiau mano šeimai, man tikiuosi nebegrasinsi. Negražugi. Aš tau jokių pretenzijų neturiu, man jau viskas tinka, turiu puikių sprendimų, gal net parduosiu ir uždirbsiu iš namelio. Tai dar kartą didžiausias ačiū yra moduliniam nameliam.lt ir 3 kartus valio. Beje, jeigu manot, kad kažką aš kalbu netiesą, įsigalvoju, tai visus kviečiu į Zarasus, į belę kaip gražų kraštą. Važiuosit pro šalį, parašykit man. Iš tikrųjų, užvažiuokit, pasižiūrėkit, kaip gaunasi, kaip galiu aprodyti, kaip bitės pas mane gyvena. Ne visada tiesa būnu, savaitgaliais dažniausiai tik tai būnu. Pavaišinsiu medum, aišku, ne šiemet ne medaus metai, bet medum galbūt pavaišinsiu. Tai visus kviečiu į Zarasus. Jeigu kažkam įdomu nameliai, tai visada parodysiu, jeigu būsiu, o jeigu ne, suorganizuosiu, kad kas nors jums parodytų. Jeigu jūs labai čia planuojat pirkti ar kažką, pavyzdžiui, geriau gal žiūrėt gyvą daiktą. Aišku, dabar viskas ten pas juos pasikeitė, kiti meistrai, viskas, aš nežinau, aš rodau, ką aš gavau ir kaip yra. Po skriptum, pasidalinkit visi šito video, kad manęs mieste neklaustumėt kaip namelis. O bent paklauskit, kaip gyvenu, kaip kažką tokio. Mes jau, šitą temą. Viskas. Uždarom, prenumeruojam kanalą, Skirmanto kanalą prenumeruojam ir gyvenam, nes tiesa yra svarbu.